O Ignalinos rajono kultūros centro moterų liaudiškų šokių grupė Lūgnė skaičiuoja 5 savo kūrybinės veiklos metus. Lūgnė tai geltonžiedė vandens lelijų sesė ir sutinkama tik Aukštaitijos ežeruose. Lūgnė tai jaunatviškas, darnus ir kūrybiškas moterų šokių kolektyvas, kuriame netrūksta geros nuotaikos, puikių emocijų ir draugiškos atmosferos. Tai kolektyvas, puoselėjantis lietuvių liaudies šokių tradicijas ir skatinantis bendruomeninę veiklą bei skatina domėtis lietuvių liaudies kultūra. Atliekamo repertuaro pagrindas lietuvių liaudies sceniniai šokiai. Lūgnė dalyvauja įvairiuose renginiuose, šventėse, projektuose, festivaliuose ir jau dalyvavo dainų šventėje. Mūsų festivalyje šokių kolektyvas svečiuojasi pirmą kartą. Kepėjos, choreografijos autorė Rimutė Zaleckaitė, muzikos autorius Kęstutis Lipeika. Šoka Ignalinos rajono kultūros centro moterų liaudiškų šokių grupė Lūgnė, vadovė Elena Skripkauskienė. Kaip gardžiai pakvipo tais kepiniais. Dėkojame Lūgnei. Metas įkvėpti, iškvėpti, šiek tiek nurimti, nes scenoje matysime liaudiškų šokių kolektyvą Gaja, kuris įkurtas 2005 metais. Kolektyvas mielai koncertuoja savo miesto, savo krašto bei respublikos žiūrovams, dalyvauja įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, edukacinėse programuose, pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventėse. Su didžiausiu malonumu ruošiasi koncertinėms išvykoms ir į kitas šalis. Ir jau ne kartą šoko Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Čekijos, Italijos, Norvegijos, Makedonijos bei Kroatijos žiūrovams. Kolektyvo kredo – gyvenimas tai šokis. Arba tu šokdini, arba šokdina tave. Kas geriau? Pagalvokim. O dabar jūsų dėmesiui Sidabro Lakiūtė.
Choreografijos autorius Vidmantas Mačiulskis, muzika Sauliaus Petreikio, šoka Ignalinos rajono kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Gaja. Vadovė Elena Skripkauskienė.
Dėkojame kolektyvui Gaja. Tai Ignalinos vardo legenda, kuris sako, kad ten, kur dabar tyvuliuoja Ilgio ežeras, senovėje stovėjusi kunigaikščio Budrio pilis. Ir turėjęs jis 9 sūnus ir gražuolę dukrą Liną. Užpuolus šį kraštą kryžiuočiams išėjo Budrys su sūnumis į karą ir negrįžo. Lina liko krašto ir pilies valdove. Likimas lėmė jai pamilti vieną iš kryžiuočių belaisvių vardu Igną. Žmonės smerkė Liną už meilę kryžiuočiui, bet vestuvių dieną, kai juos prakeikė, Perkūnas pagailėjo įsimylėjusių ir leido jiems apsigyventi ežero dugne. Slinko amžiai, o žmonės vis girdėdavo sklindančią Linos raudą. Suprato, kad Linos ir Igno meilė tebegyvena. Ir kuomet tarp gražiųjų ežerų ir kalvų atsirado nedidelis miestelis, žmonės jį pavadino Žinoma. Ir ten ežero šlaite žiemą ir vasarą trykšta šaltinėlis. Jo vanduo skaidrus kaip ašara. Kalbama, tą šaltinėlį žmonės vadina Linos ašaromis. Na, o ašarų mums tikrai pakanka, nes dabar Rasodėlė, Juozo Lingio choreografija, Valentino Bagdono muzika šoka Ignalinos rajono kultūros centro moterų liaudiškų šokių grupė Lūgnė. Vadovė Elena Skripkauskienė. Pasitikime. Rasoda, rasoda, čutite, čutite. Rasosijo, rasoda, čumasijo, rasoda. Rasoda, rasoda, čumasijo, rasoda. Dėkojame Lūgnei. Jurginų valsas. Choreografija Elena Morkūnienė. Muzika Jurgio Gaižausko. Šoka Ignalinos rajono kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Gaja. Vadovė Elena Skripkauskienė.
Štai kokia energija trykšta šokių kolektyvas Gaja. Plojimai!